Valstybinis atliekų Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimu yra patvirtintas Elektrėnų savivaldybės strateginis atliekų tvarkymo planas, kuriame yra numatyta stambiagabaričių ir žaliųjų arba biodegraduojančių atliekų aikštelių įrengimas Elektrėnų savivaldybės teritorijoje. Turbūt matote problemą pavasariais, rudenį, kuomet Elektrėnų miestas arba Vievio miestas skendi šakose, skendi lapuose, galų gale skendi dūmuose Vievis, kadangi lapai yra visą deginami, ir viena iš aktualiausių atliekų, sakykime, biodegraduojančių atliekų tvarkymo problema yra ta, kad nėra stambiagabaričių atliekų aikštelės. Klausimas kur, kaip, kada, jau turėjo būti senai spręstas. Jau ta aikštelė turėjo būti įrengta senai. Biodegraduojančios atliekos turėtų būti tvarkomos 7 metais. Jau. Šiai dienai tos nėra problemos. Kažkaip problemą sprendžiam, aptakiai. Komunalinis ūkis sukasi kaip žaltys ant ugnies, kur padėti lapus, šakas. Mes vėl turbūt bėgiojam ir žiūrim, kaip tenais tas atliekas geriau sutvarkyti. Galų gale vis tiek turim priimti sprendimą ir rasti vietą. Tai pats principinis sprendimas, kad reikia, tai manau, kad čia neturėtų kilti ne vienam tarybos nariui, kuris serga už Elektrėnų savivaldybės gyventojų gerovę, už miesto gerovę, už miesto švarę, o vietos parinkimą palikit specialistam, nes, kaip ir sakė dabar, šalia dujotekio, tai yra magistralinis dujotekis, kur buvo vienintelis laisvas žemės sklypas likęs, kuris daugiau mažiau atitiktų žemės plotą, dujotekininkai iškėlė klausimą, kad tenais negalima. Alesnykose, tai yra, vėlgi, kodėl būtent Alesnykose, o ne kažkur. Tai įsivaizduokite dabar šitaip iš Elektrėnų vežti lapus į Alesnykų gyvenvietę. Tai aš čia pakomentuosiu plačiau, kad paskui